tas rezultatas, kuris yra. Ir pirmas dalykas buvo tai, kad jums daugumai, ar ne, buvo tai, ko jums reikia, kad pasiektumėte tikslą, jums reikia pasitikėti savimi. Kolektyvas, baigiam šitas nesąmonės. Dėl ko? Todėl, kad jeigu jūs lauksit, kol pasitikėsit savimi, ateis greičiau grabas. Jūs greičiau atgulsit po žemę, negu kad pradėsit pasitikėti. Supraskite tokį dalyką, kad pasitikėjimas yra tik tai jūsų veiksmų rezultatas. Tik tai. Nes visada, kai mes pradedam kažkokį naują dalyką, visada, kai darome kažką neįprastą, ar ne visada, kai išeinam iš komforto rato, nesvarbu, nauja šalis, naujas kontaktas, nauja pažintis, naujas patiekalas, naujas kažkas, ar ne, mes niekada nepasitikim savim. Niekada. Pasitikėjimas ateina tik tai tada, kai mes pradedame tai daryti. Tai reiškia, tai ateina su veiksmu. Vieną kartą padariau, supratau, man gavosi, man gavosi kitaip, ar ne? Antrą kartą darau, trečią kartą darau, ketvirtą kartą darau, viskas, ar ne? Jeigu jūs pirmą kartą gyvenime, ar ne, kai buvote vaikai, paėmėte lygintuvą, jūs pasitikėjot labai savim, kad galite išlyginti gerai grūbą. Aišku, kad nepasitikėjote, ėmėte ir lyginote. Buvo kažkur prilyginot raukšlių, buvo kažkur kanto neišlyginot, buvo įvairiausių reikalų, ar ne, gal sudeginot, gal per karštai, gal per šaltai, 100 reikalų buvo. Tačiau paėmėte ir išlyginot, ar ne? Kai prie į mašiną pirmą kartą sėdot, kas vairuojat, ar ne? Puikiai atsimenat. Įsikertat ir ten panika laive, ar ne, atrodo, net nežinau kur, bet važiuojat, pagaliau išvažiuojat, ar ne, vienas, kol važiuojat su instruktorium, antras dalykas, instruktorius išlipa ir tada vienam reikia į miestą išvažiuot, ar ne, yra dalykas, bet vieną kartą išvažiavot, antrą kartą, trečią kartą, viskas, pasitikit. Gerai išvažiavote į kitą šalį, kur eismas kita pusė, ir ką, pirmą dieną nepasitikit, antrą dieną dar nepasitikit, trečią dieną pradėjot pasitikėti. Pasitikėjimas yra tik rezultatas, todėl kai jūs iš savo galvos išmesit šitą nesąmonę, realiai nesąmonę, tokį, žinot, kai čia pasiteisinimas uždėtas pats didžiausias blokas, kad man reikia pasitikėjimo, aš noriu įgauti pasitikėjimo. Pasitikėjimo jūs neįgausit sėdėdami ant sofos, pasitikėjimo jūs neįgausit skaitydami knygą, jūs neįgausit, pasitikėjimas įgaunamas yra veiksmu, kai jūs pradedat daryti. Jaučiat nerimą, jaučiat baimę, jaučiat jaudulį, imat ir darot. Tiesiog. Ir leidžiat viskam būti, visokiems rezultatams. Tai pasitikėjimas yra įgaunamas tik tada. Ir kol pas jūs pasitikėjimas yra, kad man reikia pasitikėjimo, kad kažką pradėčiau daryti, viskas. Ta prasme, jūs gausiai uždėjate ant tokį betoninį bloką, ar ne? Kad kada, nežinau, kaip pasitikėsiu savimi, kada pasitikėsiu savimi, palauksiu, gal pasitikėjimas nukris iš dangaus. Nenukris. Nenukris, supraskite tokį dalyką, jisai atsiras tik tai tada, kai jūs pradėsite. Ne viena iš jūsų moterų ir vyrų niekada neturėjot pasitikėjimo būti tėvais, nes niekada nebuvo tėvais, ar ne? Jeigu gaunate pirmą vaiką, ar ne, kuris ateina į gyvenimą ir pasitikėjimas ateina, su antru žiūrėk jau visai kitaip, su trečiu dar kitaip, ar ne, ketvirtas, tai visi šitie reikalai yra apie tai. Tai čia yra svarbus momentas, dėl prašau jūsų iš karto peržiūrėkit, ar ne? Dabar aš pakalbėsiu, paskui jūs peržiūrėkit savo parašymus, ką parašėt, kaip parašėt, kokius davėt atsakymus ir pagalvokit, ar ne? Pagalvokit, nes aš dabar praeinu per tuos, kurie buvo tokie tendencingiausi ir pasikartojo ne pas vieną žmogų. Kitas dalykas, ką noriu pasakyti, kad kai mes pradedam gydyti arba neigti savo netobulumą, prasideda irgi reikalai. Čia reikia suprasti žodžių prasme ir skirtumus, ar ne? Nes yra du žodžiai skirtingi ir kai juos žmonės kalba, nesuprasdami jų prasmės, maišo terminus ir visa kita, tada ir gaunasi nesąmonė. Kaip ir laisvė nepriklausomybė, taip yra ir tobulas, ir idealus, tai yra du skirtingi žodžiai. Du skirtingi žodžiai savo prasme. Pirmas dalykas, suvokit, mes visi esam tobuli. Visi. Absoliučiai. Nesvarbu net ir tas, kuris gimė žmogus neįgalus, ar ne, gali gimti toks neįgalus, ar gimė su liga kažkokia, tai mes visi esam tobuli Dievo kūriniai. Lygiai taip pat, kaip nėra miške netobulo medžio. Nesvarbu, kokio tiesumo ar kreivumo jis būtų, nesvarbu, kiek turėtų šakotumo ar nešakotumo, nesvarbu, jisai būtų iškritęs, nuvirtęs ar ne, kaip nėra pievoje netobulos gėlės. Visos gėlės, visi augalai, visa tai, kas vyksta, viskas yra tobula.
tobula, tai yra Dievo kūrinyje, ar ne? Ir mes kaip priimam, kad tas tobulumas yra mūsų autentika, mūsų unikalumas, tai yra mūsų saviraiška, mūsų savirealizacija ir tai reiškia, kaip ir mūsų piršto antspaudo nėra nei vieno vienodo, kaip mūsų DNR-o nėra nei vieno vienodo, kad ir žmonės yra dvyniai, triniai ir keturniai, ar ne, ten vėlgi nesvarbu, ar ne, kaip ir akies rainelė mūsų yra unikali, taip ir mes esam tobuli, mes kiekvienas esam tobulas toks, koks esam. Tiesiog, jeigu pykstam, tobulai pykstam, jeigu užsišikam, tobulai užsišikam, jeigu meluojam, tobulai meluojam, jeigu sėdim šiknoj, tobulai sėdim šiknoj, ar ne? Jeigu būnam gausoj, ta prasme, tame esam tobulai gausoj. Tai vat mes esam tobulai, ar ne? Ir kai mes priemam savo tobulumą, nesvarbu, ūgis, svoris, ten dydis, patirtis, tada pas mus atsiveria naujos galimybės, ar ne? Ir tobulumas vat tada ir yra. Čia yra tobula, kai mes nustojam nei sakyti tas nesąmonės, kad aš esu netobulas, arba aš nepriemu savo tobulumo, netobulumo, ta prasme, arba prasideda tokia psichozinė kova su tobulumu, ar ne? Kad aš netobulas. Man čia būna pats toks keisčiausias dalykas, aš jums pasakysiu realiai. Nes čia nėra su kuo kovoti, pirmas dalykas, čia iš viso nėra su kuo kovoti ir nėra nieko ištyrinėti ir nieko, nes kai ateina supratimas, kad mes visi yra tobuli, nėra apie ką toliau kalbėti, ar ne, tada lieka tik tai priimti. Tai vat, kai mes suprantam, kad yra tobula, viskas yra tobula, tai yra kūrinyje, tai yra materija, kažkas atėjo, ar ne, kažkas sugalvojo, taip, kažkas originalą padarė, kažkas tobulai nukopijavo, ar ne, vat, jam taip gavosi. Ir viskas to yra gerai. O toliau yra kitas žodis idealus, nes žodis idealus yra kilęs iš žodžio idėja. Idėja pas mus kyla mintyse, vadinasi, jeigu aš sugalvoju, kad man reikia, ne, pavyzdžiui, suknelės, man idealiai tinkančios suknelės, tai reiškia, aš save priemu kaip aš esu tobula ir man reikia savęs, ta prasme, man idealiai tinkančios suknelės. Ir aš suprantu, kad visos suknelės yra tobulus, visos, jeigu aš juos žiūriu, taip nesvarbu. Jinai pasiūta ten Kinijos mergaitėms dydžiams, jinai pasiūta kažkokiams ten Suomijos moterims stambioms. Vėlgi visiškai nesvarbu, nes mes kiekvienas turim savo struktūrą. Kiekviena suknelė yra tobula, pasižiūrėti, tobulos kūrinys. Tačiau klausimas, ar jinai man idealiai tinka, ar ne? Ar man idealiai tinka, ar jinai tinka man pagal mano susikurtą mintį, turimą viziją ir turimą tikslą, ar ne? Tai va čia yra tas idealumas, nes, ta prasme, gali ar netikti, va kai sutinka idealiai, va tas sąlytis yra 100%, va čia, va tai yra, bet kai kiekvienas daiktas atskirai, jisai yra tobulas, todėl nemaišykim terminų ir kalbėkim taip, kaip yra, ar ne? Tai vat kiekvienas yra tobulas žmogus ir tada klausimas, ar man tinka ar netinka. Ar jeigu man tinka 100%, tai vadinasi, man idealiai tinka. Jeigu man tinka 90 kažkas procentų, 80, 50%, ar ne? Ne iki galo, ne taip, kaip aš norėčiau. Tai vadinasi, man neidealiai tinka. Ar dėl to tas daiktas, paslauga ar kažkas kitas santykis kažkoks yra blogas? Netobulas? Ne, jis yra tobulas, tik jisai yra man netinkamas. Todėl yra labai svarbu, kai konstruojate, galvokite, ką jūs sakote ir kaip užduodate toliau ar ne intonaciją, su kuo jūs norite pradirbinėti, kokio pokyčio jūs norite. Nes pokyčiai jie visi yra tobuli, ar ne, klausimas, ar jie jums idealiai tinkantis. Toliau. Konkretumas ir tikslumas. Pasigedau kaip ežiukas rūke. Realiai, pasigedau, žinokit. Nes ratai, kvadratai ir jeigu aš va taip skaitydama būčiau visata, aš jums pasakysiu, o, čia jau išpildyta. Čia išpildyta. Nes pasakymas, ar ne? Noriu daugiau kažkokio tai pokyčio, va tokie, ar ne? Jūs 1 eurų gavote daugiau, net ir 1 centų gavote daugiau, viskas tai užsiskaito kaip daugiau. Suprantat? Viskas išpildyta. Nes visata visada pildo mūsų norus. Jinai girdi, bet jinai pildo, ta prasme, jūs supraskite, jinai viską žiūri be humoro jausmo, ar ne? Kaip vaikams papasakočiau, kad ten įsivaizduokit, gyvena nykštukai, kurie turi darbo tiek ir tiek, ar ne? Ir jie viską žiūri ir priima be humoro jausmo, be humoro. Ir kadangi jie turi labai daug darbo,
jie žiūri paprasčiausio kelio, kaip padaryti, kad išpildytų. Ir jeigu yra daugiau, to ir neįvardino, va prašau, pasitaikė, žiūrėk, kad liko 1 centas, atrado gatvėje, pasidžiaugė, nepasidžiaugė, praėjo, ar ne, ir nepasiėmė daugiau, vadinasi, nenori to norite, ir nėra čia ko daugiau stengtis, ar ne. Norit geresnių santykių, atėjo vyras 1 kartą daugiau apsikabino, viskas per metus jums to užtenka. Ir pagalvokit, ar ne, nes faktiškai tai yra daugiau. Tai jūs galvokit, nes kai yra ratai, kvadratai, nėra tikslumo, pagalvokit, kas yra, nes kai nėra konkretumo, ar ne, jūs patys nesugebat susigaudyti tiksliai, ko jūs norite, jūs negalite įvardinti tiksliai, kas jūs tenkintų ir tada užsižaidžiama yra bendrom frazėm. Ir tada užsižaidžiama yra piktie, kad niekas nesipildo ir visata manęs negirdi. Ne? Girdi, tik tai jūs faktas tas, kad jūs nevertina to, ką turite, nes labai dažnai tas tikslas ir pokytis, jeigu jūs paskaitytumėt ir visiškai taip šališkai vertinumėt, jūs visą tai turite jau savo gyvenime, viskas yra išsipildę ir nėra čia ko daugiau vargti. Ne? Tai kol jūs neįvardinat pokyčio, nes vienas dalykas yra tikslas, ar ne, kitas dalykas, kas bus, kai pokyčio, ar ne, kas bus, kai nesirgsiu, tai ką galėsiu daryti. Čiuožinėt pačiūžom galėsiu, ar ne, gal kažką tai nuvažiuoti, kažkokią kelionę galėsiu, gal galėsiu, o gal sėdėsiu, ar ne, ant fotelio ir nieko nedarysiu. Koks tas pokytis, ką reiškia nesirgti? Ar ne? Arba kažkas čia, neatsimenu, kas parašė, kad noriu gero supurtimo. Tai kai supurti, žinokit, ar ne, ir pokytis bus tikrai. Tada, kai šeima sugrius, tada, kai bankrotą patirsit, tada, kai darbą prarasit, bus supurtimas 100%. Ne? Pokytis jums toks bus tinkamas, geras. Tai pagalvokit, koks pokytis, ar ne? Nes jeigu aš noriu valgyti, tai koks pas mane yra pokytis? Yra sotumo jausmas ir lengvumo jausmas. Aš tikiuosi tokio pokyčio, ar ne? Kad valgydama, pavalgiusi, aš turiu energijos, aš nesu mieguista, ar ne? Aš esu energinga, galiu dirbti darbą. Ir, ta prasme, aš jaučiuosi lengvai. Koks tai yra pokytis? Mes turime pokytį visada įvardinti tiksliai, kokio pokyčio mes norim. Nes realiai mes viską savo gyvenime norim dėl būsenų, ar ne? Ir darome. Ir todėl yra labai svarbu, kaip jūs tą darote, ar ne, ir kokio pokyčio jūs norit, nes labai dažnai buvo irgi apie tai, kad užstrigimas procese. Jūs man rašote apie procesą, bet neparašote tai, koks pokytis, nes pokytis realiai tai yra identifikacija, kaip aš žinosiu, kad tai išsipildė, kaip aš žinosiu, iš kur aš žinosiu, iš kokių dalykų aš suprasiu, kad gausa atėjo į mano gyvenimą. Tiesiog, kas per šitos 3 savaitės, ar ne, gali pasikeisti. Kažko, ar ne? Nes tai niekas nepasikeitė, o tai, kas nors pasikeitė, tai jo, mažiau pykstuosi, pradėjau girdėti, ką žmonės šneka, santykis su vyru pagerėjo, pradėjom geriau, ta prasme, ilgiau kalbėtis, nesibarti, suprantu, kad pagirimus pradėjau priimti, komplimentus, čia yra pokyčiai. Bet kol jūs sakot, kad nesuprantu, man tiesiog reikia ratais, kvadratais daugiau, tada ir yra reikalų ir nesigauna. Kitas dalykas buvo labai dažnas ir tai yra nuolatinis dalykas, kai prasideda tikslų formulavimas ir tai yra lygiai tas pats, jeigu jūs taip formuluojate tikslus, lygiai taip pat jūs formuluojate svajonės, lygiai taip pat jūs manifestuojate, ar ne, tas išsakote savo svajonės ir tada pykstate, kad nesipildi. Nes labai didelė dalis, taip 95%, jeigu ne 7, kalba apie tai, ko nenori, o ne ko nori. Nes kai jūs kalbate to, ko nenorite, ar ne, ir jūsų mintis yra fokusuotos į tai, ko aš nenoriu, jūs tai ir vėl gaunate. Ir būtų toks, ar ne, tam, kad jūs suprastumėte, kaip tai yra, toks anekdotas, ar ne, variantas, kai važiuoja žmogus piktas namo, iš darbo, nepatenkintas, jisai
važiuoja visuomeniniu transportu, ar ne, ir va irgi tas nykštukas, ar ne, angeliukas, kuris surašinėja norus, sėdi jam ant pėties ir tas žmogus savo galvoja, ar ne, visas susiraukęs, jisai verda tokias mintys ir emocijas ir sako, nu šūdas vėl mane, tas vadovas, nesąmonė kažkoks, tai vėl ten pinigų neišmokėjau, iškrovė darbais, aš nieko nespėjau, nu kaip galima tas kolektyvas, nesąmonė, ar ne, visi pakišinėja, skundžia, nieko nedaro ir dar namo neaišku, ar ta mano žmona, ar ne, ten visokiais žodžiais išvadina tą žmoną kurvą ir taip toliau, ar ne, ten bus padarius valgys, ar ne, o vaikai debilai ir vėl iš mokyklos parsineš duok dievę, kad problemų nebūtų. A tas sėdė ant pėties ir viską užrašinėja. Suprantat, viską užrašinėja. Ir galvoja, tai, nu aš nesuprantu, ir vakar to paties norėjo, šiandien turi, bet jis vėl iš naujo to pat nori. Ir tada gaunasi, kad, ar ne, tas noras yra sakomas, kartojamas, jis yra išpildomas, nes žmogus kalba pastoviai apie tai, ko nenori, o tada stebisi, kodėl niekas nesikeičia. Tai galvokit, ką kalbat ir kaip kalbat ir toliau grįžkit prie savo parašymų apie tikslus, apie tai, ko jūs norite ir kokio pokyčio norite. Nes jeigu vienas žodis būna tokia pradžia, ne, parašymas, ko aš noriu bendratys, o tada ir pradedat vardinti, ko jūs nenorite. Ir čia yra pas labai dažna, ta prasme, šitas reikalas, kuris vyksta. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad labai dažnas irgi variantas yra, kai jūs kalbate apie gausą, ar ne? Nes mes iš esmės šitas pas mūsų kursas yra apie gausą kalbėjimas. Ir kai tik tai kalba pasikeičia apie gausą, atsiranda staiga tokie žodeliai. Bet, nu taip, skaitai jūsų pasirašymą ir staiga tik tai, kur yra apie gausą pradedam kalbėti iš karto. Nu, galbūt, norėčiau, šiek tiek, daugiau, kažkaip. Ir tai kaip jūs, ar ne, atkreipkite dėmesį, kaip jūs reaguojat, kaip jūsų pasikeičia, ar ne, va, ta prasme, kur dingsta drąsa kalbėti apie gausą, ar ne, bet apie tuos visus, kas vyksta jūsų gyvenime, jūs ten galite lėtis va tokiom pastraipom ir kažkodėl jūsų tai neužknisa. Tai pagalvokit, nes atkreipkite dėmesį. Atkreipkite, kai kam aš iš jūsų parašiau, ar ne, komentarus galbūt, nes, nu, galbūt išsipildys, galbūt ir neišsipildys, ar ne, nes nu, atliepiu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį, nes žodžiai kuria. Tai yra, taip yra ir niekaip kitaip nebus, ar ne? Ir pas labai dažna kitas dar vienas dalykas buvo atsikratyti baimę. Atsikratyti baimę. Tai apie tai mes eisim giliau, bet čia yra fizikos dėsnis, ar ne? Kad to, ko jūs norite atsikratyti, to, ko jūs nevertinat savo gyvenime, tol, kol jūs nepamatote naudos, dėl ko jums tai yra naudinga, grįž jums bumerangų su dešinguba galia, ar ne? Tiesiog. Nes kol jūs nepradėsite gerbti baimės, kol jūs nepamatysite jos naudos jūsų gyvenime, kol jūs nepamatysite, ką jinai nešė, ar ne, dėl ko jums jinai buvo naudinga, tol bus reikalų, nes tai yra apie labai didelę nepagarbą baimę. Realiai baimė yra nuostabus dalykas, aš labai myliu baimę ir čia yra tik supratimas, kas už tos baimės stovi. Nes už kiekvienos baimės stovi meilė. Ta prasme, algoritmas yra toksai, tik labai dažnai žmonės pamato baimę, akis išsiplečia ir toliau nepasižiūri, o kas už to, o kokią žinutę ta baimė neša, kas tenais yra, dėl ko jinai man naudinga. Nes jeigu jūs turite vaikų, jūs suprantate, ar ne, kad, pavyzdžiui, jeigu išėjo vakare naktį, jums kyla natūralus nerimas ir baimė, ar ne, ar grįž. Ir jeigu pavėlavo, jeigu nepaskambina, jeigu grįžo vėlai, jūs iš baimės atėjote ir jos aprėkite, ne? Ta prasme, reakcija yra baimė, bet priežastis, dėl ko jūs aprėkite ir dėl ko jaudinotės, ar ne, jis yra dėl to, kad jūs jos mylite. Ir taip yra. Tai va, už kiekvienos baimės stovi meilė. Ir kol mes, ar ne, neatrakinam, o tiesiog mėtom į kairį, į dešinę, baimę, noriu atsikratyti ir taip toliau, tai yra apie labai didelę nepagarbą. Ir tada ta baimė grįžta ta 10-eriopą jėgą tam, kad jūs pradėtumėte ir pamatytumėte. Nes jeigu ne tos baimės jūsų gyvenime, ar ne, jeigu ne tos situacijos, kuriuose jūs šiandien
kuriuose jūs buvote ir šiandien esate, jūsų šiandien čia nebūtų, ar ne? Jūs neįtumėt dvasingumo keliu, jūs neskirtumėt savo laiko, jūs neinvestuotumėt į save, jūs nepradėtumėte gilintis savo gyvenime į klausimus, net, normaliai, ne, čia viskas. Nes tam tikram taške taip atrodo, tai yra beprasmė, taip toliau. Šiandien, pavyzdžiui, savo gyvenime, kai aš turėjau tikrai tokius, ar ne, savo gyvenimo dugną ir sukratimus per finansus, per santykius, per šeimą, ir tai buvo irgi apie praradimus, aš esu be galo dėkinga toms situacijoms, nes tai buvo mano kelio pasikeitimas, ar ne? Tai buvo tada, kai aš išdrįsau pasukti, išdrįsau pradėti daryti kitaip, išdrįsau priimti save ir išdrįsau daryti tai, kas eina per mane. Ne? Va taip, kokia aš esu. Neužpudruota, neužcukruota, ne o tokia, kokia aš esu. Ta prasme, savo energijoje, savo autentikoj, savo unikalume ir dėkui Dievui, nes aš šiandien tą patirtį, ar ne, kur man prieš 13 metų, man tai buvo košmaras, ar ne, tai buvo 4 metai tokiai geroj įtampoj pastoviai gyventi, o paskui, ar ne, tas lipimas, tai buvo, kur susipurtimas tikrai buvo geras, bet jeigu ne ta situacija, mane šiandien čia nebūtų. Aš būčiau savo kur nors, dirbčiau samdomam darbe, gerose pareigose, aukštose vadovaujančiose pozicijose ir viskas man, ta prasme, va taip klostytųsi ir būčiau tokia mėganti gražuolė, užmigusi ant savo laurų, ar ne? Bet dėka tų situacijų aš iš tiesų šiandien leidžiu savo kurti kitaip ir priimti tą gyvenimą kitaip. Todėl baimių atsikratyti negalima. Jas reikia pamilti, jas reikia priimti, nes jos neša žinutę. Ne? Va tiesiog, jos neša žinutę. Tai tikiuosi, kad jums yra aiškiau ir jūs pradėsite dar kartą, grįšite prie savo parašymų, pasižiūrėsite, ką parašėte, pasižiūrėsite į mano klausimą, nes mano labai dažnas klausimas visiems buvo, tai kokio pokyčio nori. Kokio pokyčio nori, įvardink pokytį, nes nereikia dramblinio pokyčio, vienas mažas pokytis, ar ne, jisai, jeigu jūs jį darote kasdien, jisai yra labai labai svarbus. Ir tada, jeigu jūs pastebėsite, ar ne, kad kai mes pradedam žiūrėti į tam tikrus dalykus, ir, ar ne, galima žiūrėti ir žiūrėti. Tačiau, jeigu tam tikrų momentų, ar ne, pas mus ateina naujas žinojimas, naujas suvokimas, ar ne, mums nieko nesėdint, nieko nedarant, pasikeičia požiūris, pasikeičia matymo kampas į tą situaciją. Nes jeigu aš jums dabar, pavyzdžiui, pasakyčiau papasakočiau, ar ne, tokią situaciją, kad jūs važiuojate visuomeniniu transportu, ar ne, prisigrūdė irgi po darbo, pavargę, žmonių pilna, įlipa, pamato ten tėvą su 3 mažamečiais vaikais ir tie pradeda ten rėkti, klykti, lipti, tokia kaip bežionės, tėvas stovi toks visas pavargęs, nieko nedaro, o vaikai siautėja, ar ne, jie braunasi tarp žmonių, lipa, užlipa, ta prasme slepiasi, klyksmas ir siautulys yra. Kokia jūsų natūrali reakcija? Pirmiausia, teismas, ar ne, koks tėvas, kokie neišauklėti vaikai, taip toliau ir panašiai. Ir jeigu jūs bandysite man dabar pasakyti, kad ne, jūs žiūrėsit viską normaliai ir taip toliau, tai tikrai netiesa. Ne? Tai tikrai yra netiesa. Nes natūralu, ar ne, iš karto reakcija. Yra, ar ne, emocija. Tai negali, ar ne, gerai, pabūsit 5 sekundės ramiai, tačiau vėliau pramuša, jeigu tai trunka, pavyzdžiui, 20 minučių, gal 30 minučių, gal netgi visą valandą jūs turite važiuoti taip, ar ne, ir vietoj to, kad pasidėti savo ramiai, ar ne, yra reikalų. Tačiau jeigu, jums dabar ar nebesėdint tam visuomeniniam transporte, ateina žinutė suvokimas, kad tie vaikai, ta prasme tas vyras, ką tik palaidojo savo žmoną. Ir jisai gedi, ar ne? Vaikai irgi, ta prasme, jie nesupranta, kas yra, bet, ta prasme, proto nesupranta, bet emociškai supranta, kad yra netektis ir dar jeigu jie matė, ar ne, pavyzdžiui, netekimą ar mirtį, vėl yra kitas tokia šoko būsena. Tada jūs, ar ne, taip kaip sėdite tam iš karto autobuse, viskas jūsų tuk, žinojimas ar ne pasikeitė ir jūsų priėmimas tos situacijos yra visiškai kitoks. Tai kai mes sužinome, ar ne, tam tikrą situaciją, tam tikrą informaciją, tam tikrą žinojimą, ar ne, mes atrandame žinojimą,
tada mūsų stebint tą pačią situaciją, ar ne, vat, tiesiog keičiasi, dalykai keičiasi ir tai yra pats nuostabiausias, stebuklingiausias dalykas.